Taigi, laba diena visiems. Aš jau kreipiausi sakydama, kad tikrai labai malonu, kad mes turime tokią progą susitikti ir kalbėtis tomis temomis, kurios yra aktualios turbūt šiandien ne tik tai čia visiems čia esantiems, bet aišku, jos turėtų būti, aš taip vartoju tariamąją nuosaką, turėtų būti aktualios kiekvienam mūsų šalyje gyvenančiam piliečiui, nes ir paskutinių dienų kontekstas tikrai įvertinant tuos tokius graudžius įvykius, kurie palietė kiekvieno iš mūsų širdį, tiek susijusiais su atėmimu suaugusio žmogaus gyvybės ir tuo pačiu paliečiant visą ekosistemą, kada lieka 2 mažamečiai vaikai. Lygiai taip pat vakar dienos įvykis vienoje iš Lietuvos mokyklų taip pat turbūt palietė kiekvieną iš mūsų, ir kada aš dar kartą galvojau apie tai, kaip aš susitikusi ir ką aš susitikusi su jumis kalbėsiu, tai vakar dienos įvykiai dar kartą priminė mums, kiek daug atidos mes turime skirti mūsų žmonių psichiniai sveikatai, pagalbai, kurią teikia tiek socialiniai pedagogai, tiek kolegos socialiniai darbuotojai. Tai šiandien aš ir noriu šiek tiek jums pristatyti apie tai, kasgi yra socialinis pedagogas mūsų visuomenėje ir ką jis veikia, kuo jis užsiima, kas jam yra oficialiai deleguota, kokia yra jo realybė, kaip jisai turi, kokį santykį jis turi su socialiniais darbuotojais, kuriant vaikų gerovę, mūsų šeimų gerovę ir bendrai mūsų visos visuomenės gerovę. Na, tai aš bandau tada vadovautis tuo, ką aš esu pasirengusi jums, ir keliauju į priekį. Taigi, čia jūs matote mano kontaktus, jeigu kažkas norėsite, mielai ir maloniai visada galite turėti su manimi ryšį ir mes galime pratęsti tai, ką mes šiandien pradėsime su jumis kalbėti. Taigi, pradėjau aš šį pranešimą, šį pristatymą tokiu klausimu: o kągi man reiškia socialinis pedagogas? Arba kaip yra suprantamas, su kuo yra siejamas šiandien socialinis pedagogas. Na ir aš keletą įdėjau tokių iliustracijų, su kuo labai dažnai šiandien yra siejamas socialinis pedagogas. Tai mes galime girdėti, jog socialinis pedagogas yra tapatinamas su gaisrininku, na ir dažniausiai jis yra kviečiamas tada, kada reikia gesinti gaisrą, arba gaisrininkai, aišku, yra kviečiami tada, kada įvyksta vienas ir kitas įvykis, kur niekas kitas išskyrus gaisrininką jau turbūt ir nebegali padėti. Kartais socialinis pedagogas yra galvojama, kad jis yra gydytojas, kuris turi stebuklingų piliulių ar kažkokių stebuklingų receptų, kuris gali išspręsti visas problemas nuo rūkymo, psichotropinių medžiagų vartojimo, skurdo mažinimo ir taip toliau ir panašiai. Yra nuomonių tokių, kad socialinis pedagogas yra burtininkas, kuris tikrai gali irgi išspręsti visas problemas labai lengvu burtų lazdelės mostelėjimu, nes jis turi kažkokių išskirtinių galių, kurių niekas neturi. Dažnai tapatinama su policininku, nes visgi dėja turiu atsiprašyti, labai gerbiu šią profesiją, bet dažnai mums atrodo, kad policininkai visgi yra tik tai baudėjai, atlieka baudimo funkciją, nors mes žinome, kad tos funkcijos yra labai pasikeitusios. Tai taip pat galvojama, kad socialinis pedagogas yra tik tai tas žmogus, kuris baudžia, jeigu vaikas arba šeima, arba netgi galbūt ir kolega pedagogas ima ir padaro kažką ne taip.
Nors šitos funkcijos pamažu jau atsisakoma tokio įvaizdžio turbūt todėl, kad patys socialiniai pedagogai pareikšdami savo tvirtą būdiškumą bando įrodinėti, kad pirmiausia, jie yra vaiko gynėjai, advokatai, o ne baudėjai. Na, turime tokį įvaizdį, sako patys socialiniai pedagogai, kad jie yra kaip bokso kriaušė, į kurią bokso kriaušę naudoja žmonės tada, kada nori išlieti savo visus jausmus, emocijas, pavykusius ir dažniausiai visgi nepavykusius kažkokius tai veiksmus tam, kad jiems būtų lengviau, o bokso kriaušė viską sugeria ir turi išlikti tvirta bokso kriaušė, kad galėtų ją pasinaudoti ir kiti. Yra tokių nuomonių, kad socialinis pedagogas yra ir influenceris. Na, žinote, dabar yra labai madinga būti influenceris ir jis turi labai daug sekėjų, paprastai influenceris, jis yra nuomonės formuotojas, madų formuotojas, ne? Tai vėlgi yra teigiama, kad socialinis pedagogas yra tas, kuris formuoja bendrai mokyklos kultūrą, formuoja galbūt ir mūsų visos visuomenės kultūrą. Na ir dar vienas labai įdomi iliustracija, tai yra makrofleksas. Na, tie, kurie esate susidūrę su šia tokia statybinė, gal kartais sakyčiau, medžiaga, ne? Tai makrofleksas yra labai dažnai naudojamas ten, kur reikia už kažkokį tarpą uždaryti ir užsandarinti. Tai vat irgi yra teigiama, kad socialinis pedagogas yra kaip makrofleksas. Jeigu tik tai yra kažkoks nesandarus dalykas, kuris kažką praleidžia, tai visą laiką galime panaudoti socialinį pedagogą. Jis gali dalinti nemokamų maitinimo talonus, rūpintis pavėžėjimu, dalinti kaukes, koronaviruso metu, atlikti įvairiausius kitus, sakykime, darbus ir tokiu būdu tai dažnai teigiama, kad tai yra atliekamos dvi rankos. Na, keliaujant toliau, aš jau išskyriau tokius du kritinius arba galbūt esminius dalykus. Tai mūsų visuomenėje tenka dažnai susidurti su tokiu labai kontroversišku socialinio pedagogo vertinimu. Tai vieni galvoja, kad reikia bėgti ir rėkti, pamačius socialinį pedagogą. Ir atsitinka dažnai taip, kad aš klausiu ir jaunų žmonių, ar jūs pažįstate socialinį pedagogą, ar jums teko susidurti. Tai ypatingai anksčiau sakydavo, ne, aš buvau geras mokinys arba gera mokinė ir man neteko susidurti su socialiniu pedagogu. Na ir yra toks mūsų visuomenėje ir kitas matymas, ką man reiškia socialinis pedagogas, kad tai yra žmogus, kuris turi didelę širdį ir kada ir tau skauda širdį, visada galima ateiti pas socialinį pedagogą ir jaustis turbūt taip, kaip šioje antrojoje iliustracijoje. Na ir kad mano žodžiai, reiškia, būtų tikrai patvirtinti, aš esu mokslininkė, man visą laiką yra labai svarbu, kad tai būtų patvirtinta kažkokiais empiriniais duomenimis. Tai rengdamasi šitam pranešimui, aš tiesiog pakalbinau keletą socialinių pedagogų, esamų arba buvusių, kaip jie supranta, kasgi jie yra, su kokiomis nuomonių įvairovėmis jie susiduria arba bendrai, kasgi jie yra tie socialiniai pedagogai jų pačių manymu. Na ir tiesiog keletą tokių pristatymų, kad tai yra socialinių įgūdžių mokytojas, įvaizdžio formuotojas, vaiko advokatas, kad jam dažnai tenka laviruoti tarp dangaus ir žemės, taikyti mediacijos elementus tarp mokinių, tėvų ir mokytojų. Na, mediacija yra tarpininkavimas. Na, labai įdomus pasirodė man šis socialinės pedagogijos pateikimas, kad socialinis pedagogas yra kaip slaptas ingredientas mokykloje. Sako, kad tu jo nematai tvarkaraštį, bet kai tik kažkas nesigauna, tai visi iš karto prisimena, kad jis egzistuoja. Ir kad jis vienu metu yra truputį detektyvas, truputį psichologas ir truputį ugniagesys.
kad jis iš kažkur atsiranda, kaip sako vaikai, ir neaišku, kur pradingsta, kad jis turi mokėti vaikščioti pirštų galiukais, stovėti ant blakstienų, viską nujausti, girdėti ir matyti. Na, neteko man dar anksčiau niekada susidurti su slapto ingrediento funkcija mokykloje, tačiau pasirodo, kad tai yra. Labai įdomi socialinio pedagogo Tomo pateiktis, kasgi yra socialinis pedagogas. Jis teigia, kad tai yra tas žmogus, kuris nevertina, pas kurį norisi ateiti ir gera ateiti. Žmogus, kuriam rūpiu aš, tai yra vaikai, taip sako, o ne pažymiai, lankomumas, elgesys, kad tai yra saugumas, drąsa kreiptis pagalbos. Na, kolegė Rita, pavaduotoja, teigia, kad tai yra žmogus, kuris padeda, kai gyvenimas mokykloje ima strigti. Ir sako, ateini pas socialinį pedagogą su bėda, o išeini jau su planu. Arba mes dažnai dabar sakome, kad su kažkokiu scenarijumi. Na, kad jis dirba atvirų durų kabinete, visiškai neseniai aš buvau nusivedusi savo studentus pas vieną socialinį pedagogą, tai jie niekaip nesuprato, kaip šitaip gali būti, kad durys socialinio pedagogo tiesiog yra varstomos kas kelias minutes. Sakoma, kad tai yra žmogus, kuris niekada negali išgerti karštos kavos, nes tik tai ją pasidarius ir pasiruošus jau gerti, staiga atsitinka viena ar kita problema. Yra teigiama, kad socialinis pedagogas, kuris būna šalia vaiko arba tada ir šalia suaugusio žmogaus, net ir tada, kada jis baigia mokykloje. Ir tai pasakė pavaduotoja Virginija, kuri dirbusi socialinė pedagogė, dabar dirba pavaduotoja jau labai eilę metų. Na, šita pateikti socialinės pedagogės Rasos, ji man taip pat buvo labai originali, kad jis yra kraštinis. Kai jau visos priemonės išsemtos, tuomet prisimenamas socialinis pedagogas. Tai jis yra burtininkas, kuris turi krachą, katastrofą, tragediją, nuopolį ar tiesiog nesusipratimą paversti žmogiškuoju gėriu. Tai yra žinių, patirties ir širdies derinys. Na ir žinote, aš kažkaip tai galvoju čia pristatinėdama, kad turbūt daugelis iš jūsų klausydamiesi štai tokių socialinio pedagogo apibrėžčių, empirinių tokių apibrėžčių, turbūt labai dažnai pagalvojote, kad su daugeliu dalykų jūs susidurėte taip pat dirbdami socialiniais darbuotojais vienoje ar kitoje institucijoje. Na, jeigu mes turėtumėme tokią galimybę gyvai susitikti, tai mes turbūt ties kiekvienu teiginiu galėtumėme susidėti arba daryti kokį sociedukacinį žaidimą, sutinku arba nesutinku. Na štai, ir tai dabar po tokios dalies, po šitos dalies, visgi reikėtų pasižiūrėti, o kasgi oficialiai arba formaliai yra socialinis pedagogas ir kągi jis veikia, kur jis veikia, kaip jis veikia ir panašiai. Na ir štai, noriu jums tiesiog priminti, tie, kurie galbūt nežinote arba primiršote, kad socialinis pedagogas yra 21 amžiaus profesija. Kodėlgi tai yra 21 amžiaus profesija, kad oficialiai Lietuvoje socialinio pedagogo profesija atsirado 21 amžiuje. Tai yra 2001 metais Švietimo mokslo tuo metu ministerija turėjo tokį projektą, kada ji pasiūlė mokykloms norinčioms įsisteigti socialinio pedagogo pareigybę, dalyvauti konkurse ir gauti finansavimą. Tas finansavimas buvo vykdomas būtent Švietimo ir mokslo ministerijos, kad mokyklose galėtų atsirasti būtent tokia pareigybė. Aš buvau viena iš tų
pirmųjų, kur būdama pavaduotoja kaip tik teikiau paraišką ir mūsų tuo metu Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinėje mokykloje kaip tik ir atsirado pirmasis socialinis pedagogas. Na, tiesa, aš norėčiau dar pasakyti, kad aš pati esu baigusi socialinės pedagogikos magistro studijas, o taip pat esu baigusi ir socialinio darbo magistro studijas. Ir dabar man tenka susidurti tiek su socialiniais pedagogais aukštojoje mokykloje, būnant jų dėstytoja, tiek su socialiniais darbuotojais, konkrečiau dirbu Vilniaus kolegijoje ir mano studentai yra socialiniai darbuotojai, kurie turi specializaciją jaunimo darbuotojų. Na ir taip, pirmasis šimtukas startavo 2001 metais, o šiandien mes turime jau apie 1000 socialinių pedagogų, netrukus aš jums parodysiu tą pačią statistiką. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad dar prieškariu jau buvo pradėta domėti socialinę pedagogiką, aišku, neįvardint ir nenaudojant štai tokio termino, tai buvo Jonas Vabalas Gudaitis. Na, o nepriklausomos jau Lietuvos socialinės pedagogijos pradininkais iki šiol yra įvardyjami profesorius Vaitkevičius, Bitinas, jau du išėję į Anapilį žmonės, ir man labai džiugu, kad šiandien mes turime profesorę Ireną Leliugienę, profesorę Giedrę Kvieskienę, kurios yra iki šiol kartu su mumis būtent socialinės pedagogikos pradininkės. Na, o kalbant apie užsienio patirtį, tai aišku, kad socialinės pedagogikos lopšys yra Vokietija, Suomija ir dabar daugelyje Europos šalių socialinė pedagogika yra kaip atskira profesija, kai kur ji yra siejama kartu su socialiniu darbuotoju dirbančiu mokykloje, tačiau irgi atliekančių tam tikras funkcijas. Na, aš labai noriu šiandien pasidžiaugti, kad net 3 socialinės pedagogikos korifėjai buvo apdovanoti aukščiausių apdovanojimų, tai šiais metais profesorė Giedrė Kvieskienė buvo apdovanota valstybės ordinu, taip pat mes turėjome profesorę Ireną Leliugienę, kuri COVID metu buvo apdovanota už visus nuopelnus socialiniai pedagogikai, ir mūsų socialinė pedagogė, ilgametė Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė, tikiu, kad tikrai daugelis ją pažįstat, Vajonė Strimaitienė, taip pat ji buvo apdovanota tuometinio prezidento Valdo Adamkaus skirtu pasirašytų dekretu ir jai taip pat suteiktas aukščiausias mūsų valstybės apdovanojimas. Tai tikrai rodo, jog socialinė pedagogika šiai dienai yra pripažįstama, vertintina ir aišku, kad taip pat labai neabejojama ir jos reikšme. Na ir dabar aš čia kaip tik jau ką tik tai sakiau, kad norėčiau jums pristatyti šiek tiek socialinių pedagogų statistikos. Tai šiai dienai, šiais mokslo metais, tiksliau pasakius, mes turime 944 socialinius pedagogus dirbančius bendrojo ugdymo mokyklose. Na, jeigu dar pridėtumėme visus, kurie dirba iki mokyklinio ugdymo įstaigoje, tai mes jau mes jau peržengtumėme ir visą 1000. Na, šiek tiek keletas tokių faktų. Socialiniai pedagogai arba šią profesiją labai dažnai renkasi moteris, matote skaičių, kad net 920 iš jų moterų. Didžioji dauguma socialinių pedagogų turi aukštąjį išsilavinimą ir aukštą universitetinį išsilavinimą. Na, beveik pusė socialinių pedagogų turi daugiau negu 15 metų darbo stažą. Tai čia, aišku, tokie ir džiuginantis dalykai, kad žmonės lieka ištikimi šitai profesijai ilgą laiką. Na, kitas turbūt šiek tiek jautresnis arba pakankamai jautrus dalykas yra tai, kad net 202 socialiniai pedagogai dirba nepilnų krūvių. Ir galbūt aš jau dabar netgi užbėgdama už akių pasakysiu tai, kad dėl nesusipratimo, kuris yra mūsų
teisės aktuose parašytas ir labai skirtingai interpretuojamas apie tą 400 skaičių, reiškia dalis ugdymo įstaigų, kuriuose yra mažiau negu 400 mokinių arba ugdytinių, visgi priima socialinį pedagogą dirbti nepilnu krūviu, tai yra pusę pareigybės. Tai labai aktualu ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nes jūs, kaip žinote, dažniausiai ten būna iki 200 mokinių ir todėl susiduriama su tuo iššūkiu, kad dirba tik tai pusę etato arba nepilnu krūviu. Na ir čia palyginimas yra kelerių metų, 2024, 2025 bei 2020-2021. Tai tas skaičius socialinių pedagogų lieka toks labai panašus, jaučiasi šioks toks padidėjimas socialinių pedagogų, na ir galbūt ypatingai todėl, kad visgi kuo toliau, tuo daugiau atsiranda socialinių pedagogų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bei visgi iš kitos pusės didėja socialinių pedagogų etatų skaičius kai kuriuose bendrojo ugdymo mokyklose, kurios turi itin didelį mokinių skaičių, 800, 1000 ir dar daugiau. Na ir socialinis pedagogas oficialiai teisės aktuose yra apibrėžiama, kad jis yra švietimo pagalbos specialistas, kuris teikia socialinę pedagoginę pagalbą. Taigi dabar norėčiau dar šiek tiek kartu su jumis prisiminti, kasgi yra ta švietimo pagalba ir kam ji yra reikalinga. Taigi aš švietimo pagalbą bandau iliustruoti štai tokiu besisukančiu ratu, besisukančio rato vaizdu. Mes Lietuvoje turime tokias švietimo sistemos sudėtines dalis, tai mes turime formalųjį švietimą, tai visi žinote, kad tai yra visos bendrojo ugdymo mokyklos, profesinės mokyklos, jos priklauso formaliajam švietimui. Na, mes turime dar vieną sandą, kuris yra įvardijamas kaip neformalusis švietimas. Ir čia, aišku, priklauso visos veiklos, kurias vaikai ir jų šeimos renkasi savanoriškai, tai yra būreliai, studijos, menų mokyklos ir, aišku, čia taip pat priklauso ir beje ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Šiai dienai ikimokyklinio ugdymo įstaigos yra priskiriamos neformaliajam vaikų švietimui, nors, kaip jūs jau žinote, kad priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems, o ikimokyklinis ugdymas yra privalomas vaikams, kurie auga socialinę riziką patiriančiose šeimose. Na, dar vienas toks sandas, tai yra savišvieta, informalusis švietimas, tai yra visa tai, ką mes darom savarankiškai, savanoriškai, negaunam jokių pažymėjimų, sertifikatų, mokomės iš socialinių tinklų, draugų, kolegų, kažkokių kursų ir panašiai. Na ir tam, kad visas šitas ratas suktųsi, gerai, jeigu jisai sukasi, jeigu mes turime puikią aplinką, kuri yra aplink mus, šeimos, reiškia socialinis ekonominis kontekstas, puikios tėvų darbovietės ir panašus ir kiti dalykai. Na, o būnagi taip, kad šitam ratui suktis kažkas labai sutrukdo. Skurdas, vaikų nepriežiūra, trūkinėjantis santykiai tarp tėvų, trūkinėjantis santykiai tarp mokinių ir pedagogų, galbūt vartojimas psichotropinių medžiagų, galbūt priklausomybė nuo kažkokių azartinių žaidimų ir taip toliau ir panašiai. Vaikai ateina neišsimiegoję, vaikai negali lankyti ir neformaliojo švietimo dėl to, kad jie neturi lėšų, dėl to, kad tėvai neleidžia ir taip toliau ir panašiai. Ir va štai mano šita iliustracija man labai patinka, kad yra dar vienas blokas, kuris kaip tik ir ateina į pagalbą tam,
kad šis ratas suktųsi ir kad šiame rate esantis žmogus, jis būtinai švietimo pagalba yra susijusi su vaiku ir mokiniu. Švietimo pagalbos negali gauti tas asmuo, kuris neatsiranda švietimo sistemoje, o tai reiškia, kad jis neateina į ikimokyklinio ugdymo įstaigos pirmiausia, arba jau paskui į bendrojo ugdymo arba profesinio mokymo sistemą. Tai reiškia, iki to laiko, kol jis patenka į švietimo sistemą, jis būna visiškai jūsų, arba galbūt čia ne tik socialiniai darbuotojai yra socialinių darbuotojų globoje, o paskui jis jau patenka į globą švietimo pagalbos teikėjų, na ir aišku, jis ir toliau esant reikalui gali būti ir būna dažnai ir socialinių darbuotojų klientu. Na ir oficialiai švietimo įstatyme yra įrašyta, kasgi yra toji švietimo pagalba. Na ir aš čia įrašiau tiesiog tam, kad ir gestų kalbos vertėjams būtų geriau versti, aš naudoju šiek tiek teksto ir kitiems suprasti geriau, kad tai yra švietimo pagalba yra teikiama švietimo pagalbos specialistų vaikams arba mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo teikėjams, tam, kad būtų padidintas švietimo veiksmingumas. Tai dar kartą noriu grįžti atgal, tam, kad tai štai šitas ratas kiek įmanoma kuo darniau suktųsi ir padėtų kurtis gerovę mūsų vaikams, mūsų šeimoms ir kartu, aišku, visai mūsų visuomeniai. Na ir norėčiau dabar šiek tiek dar pasidalinti su jumis, nes žinau, kad ir šioje auditorijoje vieni turite labai daug informacijos, kiti gal šiek tiek mažiau. Tai jeigu jau man teko tokia garbė pristatinėti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, socialinio pedagogo veiklą, tai bet kokiu atveju aš turiu kalbėti apie visas 3 švietimo pagalbos rūšis, nes labai dažnai jos yra tarpusavyje labai tampriai susijusios. Taigi mes turime tokias 3 švietimo pagalbos rūšis, kurios yra reglamentuojamos švietimo įstatyme ir matot, jos eina 19, 20 ir 21 straipsnis. Na, tai mes turime psichologinę pagalbą, ji yra pakankamai aiški turbūt visiems, tai yra mokykloje dirbantis psichologai gali ją teikti ir jos paskirtis yra sietina su mokinių psichologiniu atsparumu ir psichikos sveikatos, reiškia, gerinimu. Na, turim socialinę pedagoginę pagalbą, kol kas aš ją pasidedu, nes grįšiu prie jo šiek tiek vėliau. Na ir turime štai tokią 21 straipsnių reglamentuotą specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą. Na ir dabar norėčiau šiek tiek, reiškia, galbūt labai trumpai pristatyti, kągi apima specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba. Tai jau čia surašiau, mums dažnai pagal tai labai lengva orientuotis, kad specialiąją pedagoginę pagalbą teikia pedagogai, logopedai, tiflopedagogai, surdopedagogai, na, o specialiąją pagalbą teikia mokinio padėjėjai, gestų kalbos vertėjai ir dar gali būti kokie nors ir kiti asmenys. Taigi specialioji pedagoginė pagalba, ji yra skirta didinti asmens, reiškia, kuris turi specialiųjų ugdymosi poreikių veiksmingumą. Na, o specialioji pagalba yra skirta tiesiog prieinamumui ir savarankiškumui taip pat didinti, todėl mes ir turime tokius mokinio padėjėjus, gestų kalbos vertėjus ir panašiai. Noriu tik tai labai trumpai akcentuoti, kad štai čia yra sąvoka mokinio padėjėjas, taip mes naudojome anksčiau ir turėjome sąvoką mokytojo padėjėjas, dabar mes turime jau naują, reiškia, sąvoką, kad tai yra mokinio padėjėjas, o mokytojo padėjėjas jisai gali būti tik tai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kuris jau gali padėti labiau tokius orientuotas ne į ugdymąsi, o į socialinę pagalbą.
Na ir dabar atkeliaujame mes būtent prie to 20 straipsnio, kuris ir kalba apie socialinę pedagoginę pagalbą. Taigi 3 tokie dalykai: kokia paskirtis socialinės pedagoginės pagalbos, kur ji yra teikiama ir kaip ji yra teikiama. Taigi socialinė pedagoginė pagalba yra siejama su tokia paskirtimi, kad pirmiausia, tai yra siekis padėti vaikui įgyvendinti jo teisę mokytis. Teisę mokytis. Nes kaip aš jau ir kalbėjau, kad socialinė pedagoginė pagalba gali būti teikiama tik tai tada, kada vaikas atsiranda ugdymo įstaigos akiratyje. Na ir stiprinti vaiko socialinės ir emocinės kompetencijas bei skatinti tokios aplinkos kūrimą, kuri būtų orientuota į vaiko galių ir poreikių atsiskleidimą. Noriu pasakyti, kad tokia socialinės pedagoginės pagalbos samprata yra nauja, buvo keičiamas švietimo įstatymas, nes būtent mes, socialiniai pedagogai, ir labai norėjome, kad būtų pakeistas supratimas socialinės pedagoginės pagalbos, kadangi anksčiau buvo pirmas sakinys, kad padėti vaiko tėvams, o iš tiesų tai socialinė pedagoginė pagalba yra siejama su pagalba vaikui. Tačiau, kaip mes žinome, kad pagalba vaikui iš esmės gali būti sietina, kartais ir turi būti sietina su pagalba tėveliams ir taip pat pagalba kolegoms, kurie yra šalia. Na, kur teikiama socialinė pedagoginė pagalba? Tai pirmiausia, ji teikiama mokyklose. Ji teikiama bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat socialinė pedagoginė pagalba yra teikiama ir profesinėse mokyklose. Taip, socialiniai pedagogai puikiai dirba su profesinėse mokyklose ir ten taip pat yra labai reikalingi. Jų specifika kartais šiek tiek skiriasi, kaip ir bendrai, nes pagal amžiaus koncentrus. Na, kuo toliau, tuo daugiau socialinės pedagoginės pagalbos teikimas vyksta iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Aš prisimenu, kada mes rengdavom socialinius pedagogus prieš ten kokių 10 metų, tai mes labai mažai dėmesio skirdavom socialinio pedagogo veiklai iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Tačiau dabar tai yra tikrai darbo vieta puiki socialiniams pedagogams, labai dažnai pageidaujama, atsiranda tokia specializacija. Štai ir šiandien aš keliausiu į bakalauro magistro darbų projektinius gynimus, kada turime iki mokyklinio ugdymo pedagogus pasirinkusi socialinio pedagogo specializaciją. Na, taip pat socialinė pedagoginė pagalba teikiama pedagoginėse psichologinėse tarnybose, kartais jos vadinamos švietimo pagalbos tarnybose. Ji yra teikiama ir socializacijos centruose, kurių mes šiai dienai turime dar 2. Mes turime tuos centrus, labai daug apie juos diskutuojame, tačiau ten taip pat yra teikiama socialinė pedagoginė pagalba. Na ir aišku, kitose įstaigose, tai įvairios nevyriausybinės organizacijos, kartais vaikų dienos centrai, na ir panašiai. Na ir aišku, kad socialinės pedagoginės pagalbos teikėjai yra socialiniai pedagogai ir čia jūs matote reikalavimus jiems. Tai reikalavimai yra tokie, kad jie aukštasis universitetinis išsilavinimas ir tam tikrų kvalifikacinių reikalavimų atitikimas bei nepriekaištinga reputacija. Na ir dabar kam teikiama? Aš jau minėjau, kad būtent socialinė pedagoginė pagalba yra teikiama 3 tikslinėms grupėms: mokiniai arba vaikai, vaiko tėvai, globėjai, rūpintojai ir pedagogai arba, galima sakyti, kiti mokyklos bendruomenės nariai. Jeigu į socialinį pedagogą kreipiasi, nežinau, budėtojas, mokyklinio autobuso vairuotojas, tai aišku, kad socialinis pedagogas turi ir jam teikti socialinę pedagoginę pagalbą, jeigu tai yra susiję su mūsų vaikų gerove. Tai būtent tokios 3 tikslinės grupės yra. Na ir reiškia, dar labai svarbu pažymėti, kad socialinis pedagogas nėra solistas.
jis visada turi pagalvoti apie tai, kad veiksminga socialinė pedagoginė pagalba geriausiai gali būti teikiama tik tai bendradarbiaujant. Ir bendradarbiaujama yra su įvairiausiomis tikslinėmis grupėmis, aš čia keletą įvardijau, tai yra kiti švietimo pagalbą teikiantys specialistai, socialinę pagalbą teikiančios tarnybos, vaiko tėvai, globėjai, sveikatos priežiūros institucijos, teisėtvarkos institucijos ir visa kita. Kodėl yra išskirtinis noras teikti arba būtinybė teikti socialinę pedagoginę pagalbą bendradarbiaujant, todėl kad, kaip jau aš ir minėjau, jie labai dažnai susiduria su skubios pagalbos reikalaujančiais atvejais ir kompleksinės pagalbos reikalaujančiais atvejais. Todėl, kaip jūs jau ir žinote, didžioji dauguma čia esančių žmonių, kad socialiniai pedagogai taip pat bendradarbiauja ir su socialiniais darbuotojais, su atvejo vadybą vykdančiais asmenimis, nes tik tai tada mes galime galvoti apie veiksmingą socialinę pedagoginę pagalbą ir jos rezultatus. Noriu pažymėti, kad visiškai neseniai 24 metais socialinių pedagogų bendruomenė turėjo tokį privalumą arba privilegiją galbūt atnaujinti savo veiklą remiantis naujų socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams ir mokiniams tvarkos aprašu. Ir ne visos mūsų išsakytos pastabos, pastebėjimai, galbūt komentarai buvo priimti, tačiau šis dokumentas buvo atnaujintas dokumentas. Na, aišku, kai kurie dalykai liko, nors jie atrodo lyg ir vėl naujai akcentuojami, tačiau vienas iš tokių svarbesnių dalykų, apie ką aš jau ir minėjau, čia yra aiškiai parašyta, kad vieno socialinio pedagogo etato pareigybė gali būti steigiama, turi būti steigiama ne daugiau kaip 400 mokinių esant vienoje ugdymo įstaigoje. Ir aišku, yra akcentuojama, kad esant galimybei ir mažesniam mokinių skaičiui. Tai reiškia, kad nėra apibrėžta, kiek socialinių pedagogų gali dirbti mokykloje, ugdymo įstaigoje, kurioje yra mažiau negu 400 mokinių, bet nuo 400 jau turėtų būti steigiamas antrasis etatas arba antroji pareigybė, tačiau su kuo mes susiduriam dabar, su šiek tiek kitokia interpretacija, kad jeigu mokykloje ugdymo įstaigoje nėra 400 vaikų, tai yra steigiama pusė etato pareigybės, o ne viena etato pareigybė. Tačiau, kadangi švietimo pagalba yra savarankiška savivaldybės funkcija, tai aišku pasitaiko tiek geresnių dalykų, tiek ir mus labai neraminančių dalykų, kada ta etato dalis yra labai nedidelė, o labai dažnai kuo mažesnė mokykla, tuo daugiau toje mokykloje yra socialiai jautrių asmenų, tuo daugiau yra iššūkių, problemų ir tikrai ten reikėtų bent jau pilnu etatu dirbančio socialinio pedagogo. Na ir pagal šitą pareigybių aprašą arba tvarkos teikimo aprašą, buvo suskirstytos pirmą kartą socialinio pedagogo funkcijos į tiesioginio darbo funkcijas ir netiesioginio darbo funkcijas. Aš čia išrašiau, bet aš tikrai neskaitysiu visko. Na, pagrindinis dalykas turbūt, kad tiesioginio darbo funkcijos yra susijusios su tuo, kada yra tiesioginis kontaktas su vaiku ir jam yra teikiama socialinė pedagoginė pagalba, jam arba jiems, kaip antai, pavyzdžiui, organizavimas ir prevencinių veiklų vykdymas, tai jis tikrai gali būti atliekamas ir įvairiausioms tikslinėms grupėms. Na ir aišku, kad netiesioginio darbo funkcijos yra susijusios su informacijos rinkimu, individualių planų rengimu, visokiausių bendradarbiavimų, konsultavimų tėvų tiesioginiu arba netiesioginiu būdu, dalyvavimu VGK, krizių komandose ir panašiai. Ir čia taip pat mes susidurėme su įrašu, kuris vadinasi ir skamba taip, kad jis turi
atlikdamas netiesioginio darbo funkcijas vykdyti nenuolatinio pobūdžio mokyklos vadovo pavedimus susijusius su socialinės pedagoginės pagalbos teikimu. Šitą įrašą mes padarėme todėl, kad tikrai žinojome, jog socialiniai pedagogai labai dažnai, kaip aš jau ir pačioje pradžioje sakiau, atlieka tokias įvairiausias funkcijas, kurias mes galime įvardinti kaip makroflekso metaforą. Na ir noriu Jums pristatyti, kad yra itin įvairūs, kuo toliau, tuo vis įvairesni yra mūsų vaikai, kuriems reikalinga švietimo pagalba. Nuo vaikų turinčių negalias ir sutrikimus, vaikų patiriančių emocinės krizes, esančių nepalankioje socialinėje aplinkoje. Kuo toliau, tuo labiau mes turime kalbinių iššūkių, nes jūs žinote, kad imigracijos procesas Lietuvoje labai sparčiai, didina iš kitų šalių atvykstančių mokinių skaičių arba reemigrantų vaikų skaičių. Turime dėmesį skirti vaikams, kurie turi nerealizuotus gabumus, didelį mokymosi potencialą. Mes turim daug vaikų, kurie turi tiek fizinės, tiek psichinės sveikatos problemų. Na ir aišku, kad tokios problemos kaip lytinė tapatybė, seksualinės orientacijos, tapatybė arba skirtinga įvairi socialinė orientacija, jinai taip pat būrė tam tikras grupės mūsų mokyklose ir ugdymo įstaigose ir kitur, ir socialiniam pedagogam tenka spręsti taip pat su tuo susijusius iššūkius. Na ir dabar aš Jums tik tai įdomumo dėliai arba savo kalbėjimo patvirtinimui pateikiu štai šitą Švietimo mokslo ir sporto ministerijos pateikiamą iliustraciją. Štai 25 metai ir kokią mes turime mokinių įvairovę. Na, galima sakyti, kad tik tai apie 62% tai yra sudaro ta mokinių grupė, kurie neturi kažkokių išskirtinių ugdymosi poreikių ir jie nereikalauja išskirtinės pagalbos ir galbūt jiems yra reikalinga, teikiant socialinę pedagoginę pagalbą, labiau akcentuoti į prevencinę veiklą. Na, mes turime apie 15% vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Štai 15 vaikų gauna finansinę ir kitokią paramą. Mes turime apie 0,2% vaikų, kuriems yra skiriama minimali ar vidutinė priežiūra. Turim, pavėžėjimų besinaudojančiais vaikais. Vėlgi atrodo, na kasgi tai yra, bet mes girdime, kiek daug įvairiausių iššūkių yra susijęs su tuo, nuo patyčių, nuo neišsimiegojimo, nuo ilgo laukimo ir taip toliau ir panašiai. Turime, štai vaikus, kuriems yra išduoti leidimai gyventi šalyje ir panašiai. Štai tai tokia mokinių įvairovės paletė arba skritulys yra pristatomas būtent šioje iliustracijoje. Na, turim kaip ir visada, turim gerų dalykų, turim ir dalykų, apie kuriuos norisi kalbėti dėl to, kad jie galėtų būti ir turėtų būti sprendžiami kuo greičiau. Taigi, švietimo pagalbos finansavimas visgi Lietuvoje auga, kaip iliustruoja šita kreivė, tačiau, kaip jau ką tik tai minėjau, kuo toliau, tuo daugiau mes turime ir asmenų, kuriems yra reikalinga švietimo pagalba, įskaitant visą pačią įvairiausią švietimo pagalbą. Na, švietimo pagalbos specialistų arba pareigybių skaičius mūsų Lietuvos mokyklose taip pat auga. Gerai, aš taip pat tada baigsiu. Na ir tada aš galbūt norėčiau tik tai pasakyti tokių keletą dabar dalykų, čia atvejo vadyba, galbūt pagrindiniai socialinio pedagogo veiklos iššūkiai yra šiai dienai kokie. Tai mokinių emociniai ir elgesio sunkumai, patyčių ir smurto problema yra išskirtinai reikalaujanti atidos,
lankomumo problemos, turim socialinės atskirties ir skurdo fenomeną, skaitmeninės aplinkos rizikos, kuo toliau, tuo labiau kelia didelių iššūkių visiems, o ypatingai mūsų kolegoms socialiniams pedagogams, sunkumai tarp mokyklos ir mokinių tėvų, bendradarbiavimo sunkumai, mokinių motyvacija ir savivertė, statistiniai duomenys rodo, kad visgi vyksta mažėjimas mokinių motyvacijos ir savivertės. Apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą mes girdime turbūt kiekvieną dieną, su kokiomis problemomis ir iššūkiais susiduriama. Žinokite, jog vieną kartą per savaitę realiai pasaulyje atsiranda naujas sintetinis narkotikas ir jie labai labai greitai atkeliauja į mūsų vaikų, į mūsų jaunimo rankas ir aišku, socialiniai pedagogai paprastai būna pirmieji, kurie su tuo susiduria. Na ir aišku, didelis darbo krūvis ir vaidmenų neapibrėžtumas taip pat sukelia tam tikrų iššūkių socialiniams pedagogams, idant jie galėtų teikti veiksmingą ir kvalifikuotą socialinę pedagoginę pagalbą. Na ir čia taip pat dar turėjau tam tikrų iliustracijų. Na ir labai dėkoju Jums už dėmesį ir paskutinis sakinys, kad jeigu anksčiau socialinis pedagogas buvo tas pagalbos teikėjas labai konkrečioje situacijoje, tai dabar visgi jis orientuoja visą savo veiklą link aktyvaus vaiko gerovės kūrėjo, bendruomenės telkėjo bei socialinės įtraukties stiprintojo. Tai dėkoju Jums ir laukiu klausimų. Čia yra mano visi kontaktai ir taip pat galite mane rasti ir socialiniuose tinkluose. Ačiū. Ačiū Auksei už pranešimą. Tikrai nemažai taip pat vėl klausimų susilaukėme. Taigi vienas iš klausimų. Kuriame vaiko amžiaus tarpsnyje dažniausiai prireikia socialinio pedagogo pagalbos? Kokie šios pagalbos ypatumai atsižvelgiant į vaiko amžių? Kuriame vaiko amžiuje? Tai svarbiausias dalykas yra socialinę pedagoginę pagalbą suteikti kuo ankstyvesnėme amžiuje. Ir jeigu jis patenka į socialinio pedagogo pagalbos teikimo lauką, tai jis pirmiausia patenka per ikimokyklinį ugdymą. Ir todėl socialinių pedagogų atsiradimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose yra tikrai išskirtinai svarbus, nes mes galime suteikti būtent anksčiausiai jam pagalbą. O koks yra išskirtinumas, tai aišku, kad tai yra susijęs su visais vaiko amžiaus tarpsnio ir raidos ypatumais. Ačiū už atsakymą. Kitas būtų klausimas, kiek realiai kitos profesijos supranta socialinio pedagogo kompetencijų ribas ir galimybės? Žinote, aš galiu pasakyti taip, kad labai daug dalykų priklauso nuo paties socialinio pedagogo. Kaip jisai ištransliuoja toj bendruomeniai, kurioje jis dirba, kokias jis atlieka funkcijas arba kas jis yra. Aš taip labai paprastai sakau. Vienas sakinys, kad aš dirbu su savo studentais, būsimaisiais socialiniais pedagogais, aš visą laiką akcentuoju. Pirmiausias dalykas, kurį jūs turite padaryti, tai yra pristatyti save tai bendruomeniai, į kurią jūs atėjote. Ir visoms tikslinėms grupėms labai aiškiai apibrėžiant, kad jūs galit būti ir gaisrininkų, ir burtininkų. Taip. Tačiau jūs turite tam tikras ribas ir visi turi labai aiškiai žinoti, ką jūs atliekate, kokias funkcijas. Ačiū už atsakymą. Kitas būtų klausimas, kaip skiriasi socialinio pedagogo ir socialinio darbuotojo kompetencijos ir praktika? Na, galbūt tas kompetencija, taip, žinote, kad dabar keičiasi tam tikri teisės aktai, kada yra reikalavimas, kad socialiniai pedagogai ne visada galės atlikti socialinio darbuotojo funkcijas ir atvirkščiai. Na, pagrindiniai turbūt visgi čia akcentai mes turime pažiūrėti, kur dirba socialinis pedagogas ir kur dirba socialinis darbuotojas. Tai visgi pagrindinė socialinio pedagogo darbo vieta yra ugdymo įstaiga,
pagrindinė darbo vieta. Kai socialinių darbuotojų tuo tarpu tai yra šeima, bendruomenė, kad jis teikia švietimo pagalbą, o socialinis darbuotojas teikia socialinę pagalbą. Kad pagrindinė problema socialiniam pedagogui tai yra vaiko ugdymosi problemos. Na, o aišku, socialiniai darbuotojai, tai kaip žinia, jų socialinė rizika, skurdas, globa, priežiūra, atskirtis jau šiek tiek kitokie dėmenys sudaryti. Taip, dirba su šeima ir su bendruomenė socialiniai darbuotojai. O socialiniai pedagogai dirba su mokiniais ir ta aplinka, kuri yra. Na ir galbūt tie pagrindiniai akcentai, kad pagrindinis akcentas yra kurti vaiko gerovę, padėti, palaikyti arba padėti kurti vaiko gerovę. Na, o socialiniai darbuotojai, kaip mes žinom, tai yra socialinės pagalbos teikimas ir tam tikrų gyvenamųjų sąlygų gerinimas. Turbūt taip yra. Ačiū. Čia dar vienas turbūt papildantis tą klausimą, ką ir kalbėjot, kaip vertinate socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų bendarbiavimą ir kas galbūt galėtų pagerinti dar šitą bendarbiavimą? Jo, ačiū labai, aš ruošdamasi šitam pranešimui pakalbinau daugybę socialinių pedagogų ir čia dar norėjau šiek tiek irgi apie tai kalbėti. Na, tai kaip žinia, daugiausia reiškia siejamoji grandis arba tas tiltas yra atvejo vadyba, kur jau beveik kad privalomąja tvarka socialinis darbuotojas su socialiniu pedagogu turi ir privalo bendradarbiauti, nors irgi yra tam tikrų iššūkių dėl duomenų apsaugos, galima, negalima dalintis informaciją, žinom, nežinom ir taip toliau ir panašiai, bet galbūt atsakant labai konkrečiai šitą klausimą, tai aišku, kad viskas priklauso turbūt nuo tokių, pagrindinių dviejų dalykų. Tai asmenybiniai dalykai, kaip socialinis pedagogas nori ir siekia bendradarbiavimo su socialiniu darbuotoju, asmeniniam profesiniam lygmenyje. Ir koks yra socialinis darbuotojas, kiek jam yra svarbus santykis su socialiniu pedagogu. Ir ką aš dar pastebėjau, kalbėdama su kolegomis, kad, aišku, labai skiriasi nuo geografinės vietovės. Dideliuose miestuose tas bendradarbiavimas dažnai apsiriboja pakankamai formaliais dalykais, o labai džiaugiasi socialiniai pedagogai mažesnėse miestuose, reiškia tokiuose uždaresnėse bendruomenėse, kad jie tiesiog draugauja su socialiniais darbuotojais, jie turi susitikimus, jie dalinasi iššūkiais, jie dalinasi rūpesčiais, jie organizuoja bendrus renginius ir mano manymu, kad dėl to, kad tiek socialiniai darbuotojai, tiek socialiniai pedagogai turi tikrai išskirtinai didelius darbo krūvius, kartais pritrūksta laiko tokiam bendradarbiavimui, kuris tikrai duotų labai didelės pridėtinės vertės. Ačiū už atsakymą. Kitas būtų klausimas, kaip socialiniams darbuotojams tapti socialiniais pedagogais? Koks teisinis reguliavimas, asmuo turi magistro laipsnį? Na, tai mes turime 60 kreditų programą. Šiuo metu mes tokią programą turime ir aš kaip tik dirbu Mykolo Romerio universitete, arba ji taip pat būna ir Vytauto Didžiojo universitete. Tai tiesiog yra 60 kreditų, ten kažkur metų trukmės programa ir galima gauti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Ir ką aš pastebiu, man tai labai džiugu, kad socialiniai pedagogai įgyja naują kvalifikaciją socialinio darbuotojo, o socialiniai darbuotojai įgyja naują kvalifikaciją socialinio pedagogo. Ir aš esu gyvas to pavyzdys. Aš irgi, kaip jau ir minėjau, turiu 2 magistro laipsnius, baigusi tiek socialinį darbą, tiek socialinę pedagogą. Ir man tai labai padeda. Ačiū, labai gražus atsakymas. Iš tikrųjų, dalinamės, keičiamės. Būtinai, kitaip mes nepadėsim. Taip, ir dar keli klausimai pabaigai. Ar socialinis pedagogas tuos mokinius, kurie, sakykime, nelanko mokyklos, pagal pareigybių aprašą, lanko namuose, šeimose? Šiaip socialinis pedagogas vaikų namuose lankyti neturi ir netgi, sakytumėme, negali. Jeigu jis yra kviečiamas socialinio darbuotojo,
lankyti kartu, jis gali tai sutikti, tačiau tai jau yra jo paties valia, sakykime. Socialiniai pedagogai vaikų šeimų namuose nelanko. Ačiū už atsakymą. Ir turbūt paskutinis toks klausimas. Gal turite kokį nors tai sėkmės atvejį, kurį galėtumėte trumpai pasidalinti? Sėkmės atvejį socialinio pedagogo darbo? Taip. Žinokit, sėkmės tų atvejų yra labai daug, aš ir pati galiu tai pasakyti. Galbūt tiesiog šiaip vienintelis, žinokit, dalykas yra toks, kad jau kas ne kas, o socialinis pedagogas visada turi tikėti vaiku iki paskutinės minutės. Ir visą laiką visiems tiems, kurie jau sako, ne, braukiam iš sąrašų, siunčiam ten, taikom kokią nors, reiškia, jau vidutinę priežiūrą, ten išmetam iš mokyklos, dar kažką darom, jis visą laiką turi sakyti, o pabandom dar. O duokim dar laiko, o pabandykim, o gal tą mes dar galime padaryti. Tai čia yra pagrindinis dalykas ir tai, žinokit, tikrai duoda rezultatų. O sėkmės atvejų yra labai, labai daug. Ir kaip sakė viena mano kolegė pavaduotoja, su kuria aš taip pat dirbau, kad dažnai jis tampa draugu ir visam likusiam gyvenimui. Nes tai būna vienintelis žmogus, su kuriuo jam būna brangus ryšys. Tai čia yra pagrindiniai dalykai. O papasakot labai daug galiu iš savo patirties ir iš kitų. Ačiū labai, Auksė, iš tikrųjų skrieja jums ir padėkos komentaruose už šaunų ir įdomų pranešimą.